Nu, nėra ceplos, nei vandenio, nei ko. Aišku, sunkiai bėga, nes aukščiau biškį kanistras negu variklis. Bet pabiškį išlaisvą, viskas tvarko. Neišau kas kartelibas nuėjimas tenais. Dangtelė vieta kaip tik tai yra. Kur vyrint, tai nuieškot glūtės, žiūrėsi. Gal tiks išpjaut, reiks įvyrint. Propkę bandyt. Ko gero pro tepalo kanalą, iš tikrųjų, kaip belarusam būna, kad kampas šitą vietą irgi laidžia, gali hermetiką kokią užtips ir ko. Nes matas vakar aš nuėmiu, tai kaip ir nebuvo, dabar va, biškį matas pašlapiuoja. Tai gali būt per čia laidžia, kad galimai. Uždėjau geriausią pasaulyje sanitarinę hermetiką, teleskopį blemba. Jau geri metai kaip laiko. Ir 10 minutų. Tai lenta uždėta. Jau nebelys mum gal čia. Užvyrinu tepalą įpilimuose nuo angų. Šlangų nupjoviau, suvėrinau, kad būtų šilaidymas ar velniam kampą naudosma. Lyka penktadienį tarpinę dangtelę vožtuvų. Filtrus sudėjau vakar. Lauksmas siurblė. O siurblį matysime, akumuų. Starterį žiūrėsime. Tai vat. Prisukau smagratį pagaliau. Gavas. Vieni. 3 geri, 3 seni. Tai valšinį verkeslys daugiau aštuoni ten. Ko gero. Tartariukas irgi tinka su danteliais sugaudas. Viskas tvarkoje turėtų būti. Diskas irgi nesiekia, tai 80 nereiks prie disoko ieškoti. Ir bus gerai. Nesiekia niekas niekur. Tvarkoje sukas. Diskas ir pagėlis irgi. Bet sukas viskas tvarkoje. Aišku, neaišku kaip prispaudus, bet ten kaip ir varžtų, kaip ir nesiekia, kaip ir biškį. Šitą vietą praeina kažkaip tai. Šitą vietą, bet gerai bus. Tai vat, tie dalykai. Reikia tepalą. Bet tepalą rytoj tik tai.